Vasario mėnesį Loretos galerija mini 15-ąjį veiklos gimtadienį. Šią progą alytiškiai kviečiami į šventinį renginį ir parodos atidarymą. 15 metų veiklos jubiliejų mininčios meno galerijos Alytuje įkūrėja Loreta Mankevičienė varto prisiminimų albumą, kuriame pirmasis įrašas atsirado 2001 metais, kuomet Loretos galerijoje buvo surengta pirmoji paroda. Kai atverti, matai, kad tai iš tikrųjų buvo labai senai ir kad tai buvo prieš 15 metų ir net nesitiki, kad tiek daug įvyko Loretos galerijoje parodų. Ir iš tikrųjų miela skaityti ir džiaugtis tai, kas parašyta ir prisiminti visas tas malones akimirkas, susitikimus su įvairiais autoriais ir įvairius palinkėjimus, kurie čia yra. Tie malonūs ranka rašyti įrašai, jie tikrai kažkaip suteikia tokį gerą jausmą, šiltus prisiminimus. Šiandien Loretos galerija didžiausia meno kūrinių pasiūlą teikianti galerija Alytuje. Viena pagrindinių veiklų meno parodų organizavimas. Jaunimo gatvėje esančioje meno erdvėje jau surengta 10 parodų, kone kas mėnesį pristatoma žymių Lietuvos autorių kūryba. Aš iš tikrųjų kiekvieną kartą noriu, kad tai būtų naujas autorius, kažkas tai naujo, kas tikrai buvo neeksponuota galerijoje, arba netgi mes su tuo autorium nedraugavom iki kažkurio momento. Ir dažniausiai, bent dabar šiuo metu, aš irgi pradedu visada draugystę su autorium nuo parodos. Jeigu jisai nori, aš padarau parodą ir tada mes tęsime toliau bendradarbiavimą tarpusavyje. Kokių darbų, kokio meno srities autoriai sulaukia daugiausiai žiūrovų? Turbūt tapyba ant drobės. Tapyba. Aišku, sulaukia ir keramika dėmesio, ir juvelyrikos turėjom parodą, aišku, Rimanto Dichavičiaus fotografijų parodą, kuris yra, sakykime, mūsų fotografijos tėvas galbūt netgi, kuris mane mokė ir tikrai turėjau labai puikų laiką su juo, tai jo parodos tikrai sulaukė labai didelio dėmesio. Loretos galerija į gimtadienio parodos atidarymą alytiškius kviečia vasario 5 dieną 17 valandą. Renginio metu bus pristatyta Dalios Skridailaitės tapybos darbų paroda Fado ir karštas šokoladas. Gimtadienio renginį papuoš išskirtinė muzikinė programa. Rūta Kašėtienė, Darius Minsevičius, Dzūkijos televizija.